Labas, Edita. Labas, Greta. Man labai smagu kalbinti tokius jau senbuvius mūsų akademijos. Jau tu su mumis esi nuo 2019 metų, tai galima sakyti, užaugai kartu su akademija, taip? Tai Edita, prasibėk per savo patirtį, nuo ko tu apskritai pradėjai ir kur tu esi šiuo metu? Taip, istorija yra tokia nemaža. Originaliai baigiau kraštovaizdžio architektūros studijas, tai kaip ir planavau tapti architektė, bet gyvenimas taip susiklostė, jog vis dėlto nutekėjau į grafikos dizainą. Man visą laiką patiko šiaip Photoshopas, iliustratorius, kurti įvairiausias iliustracijas, miksuoti kokius nors paveikslus. Ir dar studijuojant iš tikrųjų kraštovaizdžio architektūrą, kai buvo mintis vis dėlto, kad toliau tęsti link architektūros, statyti pastatus ir panašiai, man visą laiką patikdavo kurti vizualizacijas. Tai vat iš to noro kurti vizualizacijas aš jaučiau, kad man prie brėžinių nelabai patinka ten sėdėti. Vis dėlto ir praktikos parodė savo, kad man labiau patinka tas vizualinis dizainas. Ir dėl to kurį laiką, iš tikrųjų net 5 metus kaip grafikos dizainerė dirbau spaustuviai, tai vat įvairiausios vizitinės kortelės, plakatai ir panašiai. Na ir vis tiek tas gyvenimas eina toliau, tu irgi ieškai savęs ir galiausiai atėjo toks momentas, kai aš ir pati pradėjau kelti savo klausimų, ar ties čia ir sustojom ir toliau aš tobulėjau kaip grafikos dizainerė, ar vis dėlto išsikeliu savo kažkokius tai lūkesčius, iššūkius, ar ne. Ir va čia atėjo programavimas. Čia aš pataikiau ant to vieno iš tokių bumų, kai keis profesija, programavimas yra top viršūnės ir panašiai. Man iš tikrųjų programavimas pradėjo patikti ir gal net įdomus buvo iš tos pusės, kad aš pagalvojau, kad visai norėčiau susikurti savo portfolio, savo puslapį. Tai vat ir galvoju, kodėlgi ne, kursai, pabandom su programavimu, jeigu nepatiks, tai visą laiką aš galiu tiesiog toliau tęsti savo kaip grafikos dizainerės karjerą. Ir iš tikrųjų man kursai patiko, ten buvo ir backendo, ir frontendo, supratau, kad backenderė ne, tikrai ne man šitas skausmas. Frontendas man patiko, nes vis dėlto daugiau tas, to vizualo yra, kodo irgi yra ką veikti tam JavaScript'e, ten gali pamesti galvą, kaip priklauso, bet būtent programavimas iš tikrųjų man davė tą tokį minčių šuolį. Aš pradėjau savo kelti klausimus, o kodėl mygtukas būtent tokio dydžio, kodėl jis yra šitoj vietoj, kodėl navigacija būtent taip yra išdėstyta, kas čia sugalvojo tai padaryti, nes kažkur man vis tiek kirbėjo, kad man labiau patinka ta vizualinė, ta dizaino pusė, tai dėl to man tas frontendas mane ir patraukė. Ir kai aš pradėjau savo kelti tokius klausimus, aš atradau UX-ą. Tiesiog Google'as, visagalis Google'as. Ir tada aš pradėjau domėtis, kas tai yra per profesiją. Tai čia dar buvo 17 metai, realiai, kai aš pradėjau apie tai domėtis. Ir kažkaip, tiesiog atradau, kad IT sritis tai nėra tik programavimas. Nes aš visą laiką galvojau, kad IT srity dirba tik programuotojai, ten kokie nors testuotojai, bet nėra tikrai dizainerių. Man tuo momentu taip atrodė. Ir kai aš atradau UX dizainerius, UI dizainerius, man atsivėrė kitas pasaulis. Tai vadinasi, tau nebūtina būti programuotoju, tu gali tiesiog kaip iš dizaino srities ateiti. Aišku, yra tam tikrų specifikų, vis tiek į ką tu turi atkreipti dėmesį. Tai va, ir iš tikrųjų didžiausias šuolis turbūt įvyko, kai sudalyvavau hackathone. 18 metais berods, jeigu prisimenu gerai, tai čia vyko jūrų muziejui Klaipėdoje. Tai susirinko mūsų komanda ir aš buvau tame tarpe, kur labai jaučiausi tokia tikrai neprogramuotoja, tokia iš vis atrodo kaip iš mėnulio iškritusi, bet galvoju, pabandysiu. Ir hackathonas man iš tikrųjų davė, pirmas dalykas, draugų ratą. Ir galiausiai tos drąsos, kad ką aš ir dabar studentam visą laiką sakau, dalyvaukit hackathonuose, būtinai dalyvaukit. Tau nereikia būti programuotoju ar ten super kažkokiu tai IT ekspertu, tu gali tiesiog su savo žiniom ateiti, jeigu tu esi ypač kūrybiškas, žingeidus. Ir pagrindinis tikslas hackathonuose yra koks? Sukurti produktą, kuris sprendžia problemą. Tai jeigu tu tikrai turi idėją, kaip išspręsti problemą, tai prašau, važiuok į tos hackathonus, gal sukursi savo komandą, gal
gal prisišliesi prie kitos komandos. Tai vat būtent tas hackathonas iš tikrųjų davė man tą stimulą, kad viskas, aš tikrai noriu keisti profesiją, tai arba programavimas, arba UX-as. Ir iš tikrųjų viskas taip susiklosti, kad aš atlikau praktiką Tieto įmonėj, tai ten kaip UX dizainerė ir mano pasaulis tiesiog iš viso apsivertė aukštyn kojom, nes iš tikrųjų mokinomės dirbti komandai, dizaineris, programuotojas, testuotojas ir grinai produkto sukūrimas. Tai tiesiog buvo, visa patirtis buvo tikrai super, tai po visko grįžau į Klaipėdą ir iš tikrųjų vėlgi ten pas dėstytoją įsidarbinau. Tai atlikau visą tokią praktiką ir iš pradžių, aišku, vėl darbas iš programavimo pusės, bet jis irgi pasakė, žinai, Edita, vis dėlto labiau aš matau, kad tu daugiau užsikrapštai prie dizaino ir ypatingai tuo metu Adobe XD buvo kaip tik vienas iš tų įrankių, dar Figmos net kvapo nebuvo iš viso apie tokį kaip įrankį. Tai su Adobe XD sukūriau savo pirmąjį mockupą. Ir tas mockupas buvo turbūt inspiracija toliau judėti, kad programavimas yra super, bendrai dėl žinių, nes aš tiesiog suprantu iš tos techninės pusės, kaip viskas tiesiog susidėlioja, bet pats dizainas, kai tu pirminį darbą atlieki, kada ir programuotojai žino, kaip atrodys viskas, ir klientas žino, kaip galutinis produktas atrodys. Tai čia buvo tas turbūt kardinalus mano apsisprendimas, kad viskas važiuoju į UX-ą, UI-ų, nes tai yra pagalba ir programuotojam, ir būtent klientui, nes tuo momentu buvo akivaizdus pavyzdys, kai nebuvo dizaino, buvo tik tais kodas ir klientas nežino, kaip atrodys finale galutinis rezultatas, jis irgi toks nesuper yra patenkintas, o kai pamatė mockupą, galėjo paspaudyti ant mygtukų, prasieiti ir sako, viskas važiuojam tolyn. Tai ir visi laimingi buvo, aš tuo labiau buvau laiminga ir tada sakau, gerai, viskas važiuojam. Tai va, ir buvo tų momentų, aišku, kaip UX UI dizainerė dirbau įmoniai irgi, bet po to vėlgi ta pandemija ir visa kita, tai tas irgi padiktavo tiesiog darbas iš namų, ko pasiekoj vėlgi pradėjau pagalvoti, kad freelancas mane žavi, ta tarsi nepriklausomybė, pati susidėlioju savo laiką ir tiesiog nusprendžiau grinai freelancinti ir pati ieškotis, aišku, tada sunkiausias yra uždavinys, nes tu tada turi ieškotis klientų. Tai vėlgi, nežinau, pasisekė, ar kaip man reikėtų sakyti, bet kad irgi dauguma tų darbų ateina vėlgi, aš visą laiką studentams sakau, yra jūsų pirmiausia pažįstamų ratas, visą laiką prasineškit, ką jūs dirbat ir tada visą laiką ateis iš pažįstamų ratų, kad žiūrėk, man reikia tą ir tą padaryti, ar ne, man reikia čia svetainę sukurti, gal tu gali. Tai lygiai tas pats ir čia. Irgi iš tų pažįstamų rato po truputį ir tu tiesiog taip susikuri savo jau tą visą portfeliuką. Tai va. Tai, o akademija irgi šalia to viskas kartu buvo, kai tiesiog jau pasiryžau, kad pilnai UX-ą, tai va čia atsirado ir šalia to ir akademija, tai labai viskas buvo šviežu, kai aš jau pasineriu į UX UI dizainą ir čia pat akademija atsirado pasiūlymas būtent mentoriauti. Kodėl aš sutikau? Todėl, kad tai nebuvo dėstytojo rolė, tai buvo mentoriaus rolė. Ir dėl to man labai patiko kolegos Arnoldo būtent iš akademijos pasakymas, kad kodėl jie irgi naudoja tą žodį mentorius, o ne dėstytojas, nes mentorius šilčiau skamba ir gal ne taip gąsdinančiai, nes, pavyzdžiui, mano pirma mintis buvo, kai man pasiūlė mentoriauti, ar ne dėstyti, nes aš vis tiek pradėjau galvoti apie dėstymą. Ir pirmas dalykas, ką aš pagalvojau, aš nebaigiau jokių mokslų, kad mokyti kitus, nes vis tiek atrodo, turi turbūt galbūt pedagogiką pabaigti, kažką tokio. Ir kai tu atidedi į šoną dėstytojo pavadinimą ir turi čia būtent mentoriaus, tas jaučiasi taip kažkaip paprasčiau, taip savai ir atrodytų po truputį, žiūrėk, aišku, buvo visokių klausimų, ar aš sugebėsiu, nes atrodo, tam reikia kantrybės,
o atrodo, aš neturiu kantrybės ir visą laiką juokiausi, kad gyvenime sakiau, ko tikrai nedirbsiu, tai neturėsiu jokių reikalų su informatika ir tikrai nemokinsiu žmonių. Čia buvo 2 tokie dalykai. Ir, apsisuko gyvenime, tai kad, vis tiek ir tą programavimą pačiupinėjau ir dabar dėstau ir džiaugiuosi šiaip. Tai Labai smagu tave turėti kartu ir, žinai, aš pastebiu, kad labai būtent susitelkiama į tą developerio, programuotojo rolę, visi čia apie tai kalba ir vis dar matau, kad tarsi dizaineris yra toks nice to have, bet gal nebūtinai, gal mes, žinai, čia pasidarysim tą techninį projektą, čia sukodins ir viskas čia bus gerai, bet kartais nuplaukia tai, kad web dizaineris nėra tik kūrybinė rolė, tai yra ir rolė, kuri apgalvoja, kaip aš padarysiu tą svetainę, kad jinai būtų patogi vartotojai, kad jinai būtų aiškiai suprantama, kaip ką išdėstyti ir kodėl tai padaryti, ar ne, tai yra labai ir daug techninio darbo. Ir tu paminėjai jau daug kartų tą UX ir UI, tai norėčiau, kad papasakotum, kas čia per savokas, tiems, kurie dar apie tai tiesiog nežino. Taip, dabar pati galvoju, kaip čia būtų geriau paprasčiau įvardinti. Iš tikrųjų, šiaip UX-as dažnai būna net nematomas dalykas. Tu tiesiog pajauti tai. Arba tau yra patogu naudotis, arba ne. Tai dažniausiai mes tai įvardinam kaip UX-ą, vartotojo patirtį. User experience, dar kitaip angliškai. O user interface, tas būtent jau vartotojo sąsaja, tai jau tas galutinis produktas, ką tu matai, visos spalvos, tipografiniai dalykai, tas gražusis jau dalykas, ar ne? Tai vizualas. Jeigu šiaip bendrai UX-o žmonės, UX-eriai, daugiausiai atlieka to darbo per tyrimus, tikslinės auditorijos pažinimas, kam kūriamas yra produktas, ar jisai bus naudingas, ar iš viso jo tokio produkto reikia, nes dažnai būna taip, kad sugalvoja, kad mums reikia šitą sukurti, o gal niekas net nesinaudos iš tikrųjų. Tai atliekama nemažai analitikos ir kitą kartą studentas sako, kodėl čia pas mus tiek daug analitikos turi būti. Reikia. Gerai, jeigu jūs dirbsite tokioj kompanijai, kur turi savo žmonės atitinkamai, kas yra atsakingi už tą analitikos darbą ir jūs galite tiesiog eiti tiesiai į vizualą keliauti, į UI-us būtent sritį. Bet jeigu jūs to neturite, jeigu tai bus koks nors startupas, o dažniausiai startupas būna 6 žmonės, tikrai būna nedaug, tai tikrai tu dirbi kaip product designeris, palieti ir UX-ą, palieti ir UI-ų, tai taip pat grįžtant prie tų savokų, UX-as ir UI-us kaip specialybės, ar ne, jos kartu. Vienas atlieka tyrimus, kitas jau perima atliktus būtent tos tyrimus, tam tikrus vėlgi idėjinius jau wireframe'us, galbūt užmesta kažkokį tai dizainą jau. Ir tuomet UI-us žmogus jau iki pixel perfect dizaino viską ištobulina, kad niekam nebekiltų klausimų. Tai ir dizaino sistemos paruošimas čia yra labai svarbus. Ir aišku, jau tas galutinis tas vaizdas, kurį jau turėtų suprogramuoti programuotojai. Tai jeigu tai yra didelė kompanija, jinai gali sau leisti, tuomet yra konkrečiai UX žmogus ir UI žmogus ir jie tarpusavį bendradarbiauja, dirba prie projekto. Bet kaip taisyklė, kaip aš freelancinu, tai tuomet aš jau stengiausi abi dvi šitas rolės apimti. Tai vadinasi, šiaip iš tikrųjų aš netgi jaučiu, kad labiau linkstu link UX, nes man patinka su žmonėm bendrauti, patinka juos pažinti ir ypatingai tie usability testai man labai patinka, kuomet tu gali ištestuoti produktą, tai arba netgi tą patį savo dizainą. Tai jeigu taip, nežinau, per daug ar ne per daug pasakiau. Ką aš iš tavęs girdžiu, kad čia labai reikia kruopštumo ir pasisakysiu, kad aš irgi, ką tik esu šviežiai pabaigusi web dizaino studijas ir matau, kad labai reikia tokio kritinio mąstymo. Tai yra pasisodinti savo čia žmogeliuką, kuris kvestionuotų kiekvieną tavo sprendimą. Tai yra, kodėl aš renkuosi tokį šriftą, kodėl aš renkuosi tokią spalvą, kodėl renkuosi tokį mygtuką ar ne. Netgi iki to, kad kvestionuoti tai, kokį feedbacką gauni už užsakovą, ar ne? Nes kartais reikia, taip sakant, už save pastovėti ir pasakyti, kad žiūrėkit, gal jums atrodo čia ne visai gražu, bet iš tikrųjų dėl to, ar ne, tai yra geras sprendimas. Ir kaip tau atrodo, kokių dar savybių būtina turėti, norint būti tuo
jau puikiu dizaineriu. Žinai, kaip yra good dizaineris ir yra great dizaineris, ar ne? Tai šitos dvi savokos, kas skiria tos gerus ir puikius dizainerius, ar ne? Kokios asmeninės savybės, kokie įgūdžiai? Neužtenka vien tik tais būti profesionalu su įrankiais, kas tai bebūtų, ar Figma, ar tiesiog spalvų maišymo sugebėjimas, bet lygiai taip pat ir tie soft skillai, elementariai bendravimas, komunikacija su užsakovu, su komanda galiausiai, nes jeigu tu nedirbi pasislėpęs ir po to ateini, turim dizainą, šitaip ir dabar darysim, ir tada kas čia kur. O jeigu tu pastoviai komunikuoji ir visi žino, ties kokiu dabar tu procesu dirbi ir ko jie turi iš tavęs sulaukti, prezentacijas atlieki galiausiai, tai aš manau, tas yra labai svarbu iš tikrųjų, nes jeigu tu nekomunikuosi ir tiesiog pamėsi tą darbą, aš pati žinau, kad tu sulauksi tikrai ne to feedbacko, kurio tu tikėtumės, nes tu kurį laiką dirbi pasislėpęs savo kažkokiam pasaulyje ir kartais vien tai, kad tu pakalbėtum su savo komandos stakeholderiais, ar tai būtų programuotojas, ar galiausiai užsakovas, jisai gali labai netgi pametėti gerų minčių ir galiausiai krypti, nes dažniausiai vėlgi tos pačios tikslinės auditorijos tiesiog išsigryninimas, ar ne, kas tas yra galutinis vartotojas, kuris naudosios produktų, tai dažniausiai tu iš stakeholderių tai sužinai. Tai, aš turbūt kažkaip komunikaciją vis dėlto asmeniškai išskirčiau, nes vis tiek tie dalykai techniniai, jie yra išmokstami. Vis tiek su laiku tu tikrai gali išmokti. Čia, taip kaip studentai juokias, aš nemoku piešti, kai būna per paskaitas, ką nors eskizuojam ir čia aš nieko nemoku. Sakau, viską galima išmokti, tik tiesiog, kiek tu laiko tam skirsi. Nes, aišku, gali būti piešimas tau duotybė, bet jeigu tu to nelavinsi, tai tu ir nepamokėsi piešti. Ne? Tai lygiai tas pats ir čia. Turbūt turi savo srity nuolat tobulėti ir žiūrėti, ką kitos kompanijos, kiti dizaineriai naudoja, kokius įrankius galiausiai, kas galėtų pagreitinti tau darbą. Tai, irgi tas toks turbūt sekimas laiko, aš manyčiau, irgi yra labai svarbu. Tai va, atkreipti dėmesį. Bet komunikacija tiek man yra svarbiausias dalykas. Visur ir visada komunikacija. Kiekvienam podcast'e iš tikrųjų šitą išgirstu ir iš tikrųjų tas minkštieji įgūdžiai yra be proto svarbu dabar. Kaip tu sakai, mes nebedirbam nuo A iki Z, turim didelės dažnai komandas ir visiems reikia žinoti, kokie procesai vyksta. Ir man dar visai įdomu pasigilinti į tavo darbo specifiką. Tai kiekvienas dizaineris vis tiek dirba pagal tam tikras taisyklės, turi tam tikrus vėlgi metodus, ar ne, jau visiems pripažintus, bet kaip tu dirbi, ar ne, kaip atrodo tavo darbas nuo to, kai tu gauni užduotį arba kažkokią apskritai tik tai idėją, ar ne, iki rezultato, kokios metodikos, kaip apskritai ta tavo kasdienybė atrodo. Viskas labai priklauso nuo to, ar tai jau yra egzistuojantis produktas, ar visiškai naujai kuriama kokia nors svetainė, ar ne. Tai vis tiek, jeigu, šiaip bet kokiu atveju, tai bus vis dėlto įsigilinimas į patį produktą, ar ne, kam jisai yra kūriamas, tai vis dėlto tam tikras klausimynas tiems stakeholderiams, su kuriais tu dirbi, ar ne, tai va, užsakovams, ar ne, kokie yra tikslai. Ir aišku, vėlgi, aš vis tiek nenoriu kažkaip praleisti UX-o, nes dažnu atveju, vėlgi, mažesnės kompanijos, jos galvoja, kad tiesiog perinam prie vizualo, pasižiūrim ir viskas, ar čia ir tiesiog tą UX-ą praleidžia visus tyrimus, ar ne? Tai aš kažkaip noriu savo išlikti sąžiningą, tą, ką ir studentams visą laiką skėpiju, kad reikia atlikti bent tos minimaliausius, tą patį usability testą tiesiog atlikti, pasisodinti žmonės ir testuojam, ar nežiūrim, ar patogu, ar nepatogu ir naudotis to produktu. Tai aš tos usability testus online klausimynus jos tikrai pasidarau, netgi tą patį auditą, būtent iš UX pusės, kas liečia tekstus, tekstinius auditus.
Tai, pavyzdžiui, jeigu tai yra egzistuojantis produktas, aš visą laiką kiekvieno puslapio, kas yra, kokie tekstiniai būtent elementai, visus tiesiog susivedu, vėlgi pagal tam tikrą metodiką, kur kokiam puslapį, kokioj, ar ten navigacijai buvo, ar kažkokioj korteliai. Ir tada pasilieku savo komentarus ir lygiai taip pat galiu paklausti užsakovo vėlgi reikšmę vieno ar kito teksto ir taip pat pasitikslinti per usability testus. Nes neretai kartais būtent pasirodo, kad nebūtina viso interfeiso keisti, kartais užtenka žodį pakeisti, nes žmogui tiesiog tas žodis buvo nesuprantamas. Tai va. Tai UX-ą stengiuosi aš nepaleisti ir kai pilnai savo susidėlioju, pasibraižau eskizus, tai vat, būtent tos wireframes ar ne, tada po truputį jau galiu keliauti prie vizualo. Tai savo būtent užsakovams irgi aš wireframes rodau. Tos pirminius eskizus iš karto perspėju, kad tai yra viso labo tik eskizas, kad pamatyti struktūrą, kaip atrodys, kur kokia informacija ar ne. Vėlgi stengiuosi nueiti nuo lorem ipsum, kuris yra labai populiarus, bet parodai užsakovai ir kas čia per lorem ipsum, ką jis reiškia. Ne? Tai, tai jau stengiuosi vis tiek tam tikrą informaciją tikrovišką užpildyti. Tai, kaip ir sakiau, jeigu tai yra egzistuojantis produktas, kuris ten yra redesigninamas, ar ne, tai gali tos pačius galbūt tekstus panaudoti. O jeigu jau kuriamas iš naujo, tai bandai vėlgi pasižiūrėti panašius konkurentus vėlgi, nes kai būna studijos, tai per studijas, kai studentai irgi atlieka tos tyrimus, vienas iš jų yra konkurentų analizė. Ir po to finale, po paskaitų visą laiką paklausiu, iš visų tyrimų UX-o, ko tikrai nepamiršit? Tai visi atsako, konkurentų analizė. Nes čia yra numeris vienas dalykas. Pasižiūrėti, kas dabar šiuo momentu yra panašaus, egzistuojančio būtent pasaulyje ar ne, rinkoje, ką jie yra sukūrę, kas jiems veikia, nes potencialiai tai veiks ir mums. Tai konkurentų analizė turbūt irgi numeris vienas, kurio reikia tiesiog nepamiršti ir pasižiūrėti, ką kiti yra sukūrę ir ką galėčiau tiesiog panaudoti irgi, pasiskolinti ar ne kaip idėją, nes niekas nesako nukopijuoti ir tiesiog perkelti pas save. Ne, tiesiog vis tiek tai yra sprendimai, kurie yra pasiteisinę dizaino kažkokie sprendimai ir kodėlgi išradinėti dviratį iš naujo ir kodėl aš negaliu kažko panašaus pritaikyti pas save ir gal netgi patobulinti, nes galbūt jie kažko nenumatė. Tai va, o aš per apklausą, pavyzdžiui, online galiu pasitikslinti konkrečiai dėl šito produkto, tą patį usability testą galiu atlikti, būtent ant konkurentų produktų ir tada žinoti, ko man reikia vengti pas save. Tai UX-as man yra labai svarbus, šiaip, tai va, taip kad, o po to jau aišku visas vizualas, spalvos, dizaino visa sistema, vis tiek tuomet klientas jau pasako, nori mėlynos, nori raudonos, tada irgi vėl žiūri, nes turi irgi labai vis dėlto apgalvoti, kad, nes labai yra svarbu ir kuo toliau, tuo labiau svarbu, kad dizainas būtų iš tikrųjų prieinamas visiems vartotojams. Vieną kaip aš matau, kitą kaip kitas žmogus, kuris galbūt turi tam tikrą vėlgi regėjimo sutrikimą, ar ne, tai labai yra svarbu accessibility, tai dizaino prieinamumas. Tai aš jaučiu, kad visą laiką tas tiesiog mano galvoj skamba ir vėlgi atkeliauja iš programavimo tam tikros žinios, klaidos pranešimai, sėkmės pranešimai, rezervuotos spalvos, kurių negalima panaudoti, o jeigu jau nori būtinai raudonos, tai kaip čia gražiai sužaisti, kad jeigu bus kažkoks klaidos pranešimas, kad vartotojas iš karto atpažintų, ar ne? Tai va, tai tokių visokių yra momentų ir dabar net nežinau, dabar daug čia pripasakojau. Tai va, gerai, taip. Ir dabar pasakei dėl konkurentų. Man kartais atrodo galbūt šiek tiek slidoka riba, nes dėl ko sakau slidoka, nes konkurentai, jeigu labai plačiai ims ar ne, gali galbūt ir blogų kokių pavyzdžių netyčia prisigaudyti, kaip sakai, tyrimai yra labai svarbu, jie padeda atsakyti į tuos klausimus. Bet kaip apskritai ar tu pastebi, kad vaikosi žmonės tų trendų? Ir tiesiog nepagalvoja, nepasisodina, kaip mes sakėme, ne to žmogeliuko ir tiesiog aš padarau, nes čia gerai atrodo. Jeigu kalbant apie 23 metus šiuos
buvo labai populiaru tas vadinamas modernus 2000-ieji, ar ne, įvairios iliustracijos, įvairūs motion designai, labai interaktyvios svetainės, kada tu ten scrollini ir viskas juda ir neaišku, kodėl ten juda, negali pagauti mygtuką iki tokio lygio, ar ne? Ar neatsitinka taip, kad, sakau, mes pametam tą kritiką, ar ne, ant peties sėdinti ir padarom tik, kad gražu, ar ne? Kaip tau apskritai atrodo tie trendai, ar reikia jų vaikytis, ar visai svarbu atsižvelgti, bet reikia pagal situaciją vertinti, kaip tu žiūri į tuos trendus apskritai? Asmeniškai, aš vis tiek labiau žiūriu, kam tai yra skirta ir kad žmogui būtų patogu. Ir asmeniškai aš jų nesivaikau, tų trendų. Vis tiek jau yra laiko patvirtinti dalykai. Ir aišku, dar labai priklauso nuo to, kam tu kuri. Nes pavyzdžiui, jeigu tai bus kompanija, kuri savo viduj nori viso labo, ten kokia nors ten logistikos kompanija ar ne, savo viduj tiesiog valdyti duomenis, tai jiems tikrai nereikia kokio nors ten glassmorfizmo, ten, kur jau ten stiklinis interfejsas ir ten viskas ten jau ten juda ir panašiai. Jiems reikia paprastai aiškių duomenų, aiškios lentelės ir ką tas būtent administratorius arba vartotojas, kuris prisijungia prie tos sistemos, nes daugiausia šiaip su to ir tenka susidurti, tai kuo paprasčiau, kuo aiškiau. Jeigu tai yra koks nors portfolio, pavyzdžiui, ar ne, tai kodėlgi ne? Jeigu tu esi fotografas arba dizaineris, gal tu ir nori parodyti, koks tu esi kūrybiškas ir kitą kartą švelnus judesiai, perėjimai visai šiaip būna smagus. Tai dėl to tas judesys ar kiti vėlgi 2000-ieji ar ne, jie gali galbūt tave kaip asmenybę atskleisti. Bet portfolio, jeigu tai yra elektroninė kokia nors parduotuvė, vėlgi yra labai svarbu nepamiršti akcentuoti tą produktą, kuris yra, ar produktus, kurie yra pardavinėjami. Ir čia vėl labai yra svarbu, iš tikrųjų, kiek tu nori nueiti iki kažkokio tai, nežinau, brutalaus meno, kur ten jau šokiruoji savo vartotoją. Tai turbūt labai priklauso iš tikrųjų nuo kliento. Jeigu jisai yra drąsus ir jeigu ta pati reklama yra tokia, kartais, tokia, turim mes čia, kur mėgsta kartais savo produktus reklamuoti ir kartais taip iššaukiančiai, tai galbūt kodėlgi ne, tada jie ir gali pasirinkti tam tikrą stilių, kuris tiesiog atspindi brandą, pilnai išvysto. Bet jeigu tas brandas yra solidus, tiesiog toks vis tiek subtilesnis ar ne, tai būtų turbūt keista to brando svetainę pamatyti kažkokią tai ten judančią, ten skraidančią ir visai kitaip šokiruojantį. Tai aš manau vis tiek svarbu yra nepamesti to pagrindinio brando žinutės, iš tikrųjų, ką jisai nori pasakyti savo vartotojui. O po to jau tiesiog žiūrėti, ar tai veikia. Tai vis tiek yra smagu, kai kažkas naujo atsiranda ir pabandyti galiausiai tai ištestuoti. Tai dėl to aš griežto ne irgi nesakau, bet man visą laiką saugikliai išmuša. Jeigu aš kartais užeinu į kokią nors ten svetainę, kuri iš pirmo žvilgsnio patraukia mano akį, bet po to pamatai, kad kontrasto nerasta, mygtuko pasikeisti kontrastui nėra. Tai tada tu pradedi galvoti, o kaip tas vartotojas, kuriam tikrai bus šita spalva tiesiog neįskaitoma, paprasčiausiai jis neįžiūrės to mygtuko, kokią nors ten, pavyzdžiui, hamburgerį ar ne, su tais 3 brūkšniukais meniu ir jis būna tiesiog, jau man būna sudėtinga pamatyti, o kaip kitam vartotojui. Tai man iškart tokie klausimai atsiranda, dėl ko mes galim tuos trendus panaudoti, bet vis tiek aš labai žiūriu į accessibility ir kuo toliau, šiaip iš tikrųjų accessibility yra labai svarbus dalykas, kuo toliau, tuo labiau. Tai manau, kad galim naudoti, bet su tokiu atsargumu. Bent aš asmeniškai taip žiūriu iš tos pusės. Nes vis tiek tos visos technologijos, balsu, kai gali padiktuoti, kad tau kokius nors ten užrašus paruoštų ar ne, arba priminimą kokį nors. Tai man tokie dalykai įdomus, iš tikrųjų, kas dabar atsiranda ir ta visa pagalba kūrėjui bendrai, kiek kokių įrankių yra atsiradę, tai šiaip smagu.
vis tiek visą tai, kas yra išrasta, manau, yra pliusas. Belieka tik atsirinkti tai, kas tau atrodo geriausia čia ir dabar. Tai lygiai taip pat turbūt kaip ir informacinės architektūros specialistai, jie turi iš karto numatyti, kokie įrankiai bus geriausi keliam metam į priekį ir kad nereikėtų po to kodą perrašinėti. Tai čia turbūt ir su dizainu kažkiek, tai galbūt yra panašu vis tiek. Turi irgi pasižiūrėti, ar tu kiekvienu kartu, kaip ta mada kiekvienais metais keičiasi ir ta svetainė keisis, ar vis dėlto pagal stilistiką, galbūt ir tas minimalus, išlaikytas dizainas, kuo puikiausiai tau tarnaus ilgus metus. Tu pasakei, smagu, kai atsiranda kažkas naujo, ne? Ir pagalvojau apie mūsų programą, ar ne? Mes web dizaino programą turime nuo tikriausiai Code Academy atsiradimo pradžios. Ir jinai labai stipriai evoliucionavo ir keitėsi su kiekvienais metais. Ir mūsų toks naujausias pokytis yra būtent dirbtinio intelekto įrankiai ir jų panaudojimas, kuriant web dizainą, ar ne? Tai kadangi tu esi būtent šitos programos dėstytoja, tai irgi norėčiau šiek tiek aptarti, kokiegi ten įrankiai, ką studentai mokysis ir kaip juos taikys programos metu. Taip, įrankių yra begalės. Tai reikia irgi sugebėti atsirinkti. Iš tikrųjų, mes galvom, paimsim vis tiek populiariausius įrankius, kas liečia dirbtinio intelekto. Tai tas pats ChatGPT, turbūt nieko nenustebinsiu, Midjourney ir aišku, vėlgi tikslas yra vis dėlto, kad kiekvienas įrankis tarnautų tam, kam reikia. Tai pavyzdžiui, nebūtų pamirštas UX-as, nes tai yra labai svarbu, kaip ir sakiau, ir UI-us. Tai iš UX-o pusės tikrai galim pasitelkti, pavyzdžiui, kad ir tą patį ChatGPT, sugeneruoti idėjom galbūt to paties usability testo, būtent skriptui, ar ne, pasiruošimui. Nes vis tiek, kuomet tu kalbini žmogų, tu turi pasiruošti, atitinkamai užduoti klausimus, ar ne, tai iš tikrųjų jisai gali pagelbėti. Tai gali pagelbėti ir vėlgi sugeneruoti tam tikrą tikslinę auditoriją. Vėlgi, aišku, nereikia 100% tuom pasitelkti ar ne, pasitikėti, bet jis tikrai kaip pagalbininkas, kaip idėjų generatorius tikrai yra labai geras. Vėlgi, pirminės idėjos, eskizai, wireframe, mes tai galim kuo puikiausiai atlikti Figmoje. Bet lygiai taip pat yra programos kaip Uzardas, kurį irgi mes pasitelksime kurti greitiems wireframe'ams, kad būtų galimybė ištestuoti juos irgi su vartotojais, kaip dabar pirminė idėja, ar viskas aišku, patogu, suprantama, kas po ko, kokia seka, kad būtų tikslas vartotojo pasiektas, ar ne? Taip, kad pirminiai dalykai su researchu, su wireframe'ais, ir aišku, po to po truputėlį keliauti link vizualo. Tai čia vis tik tais reikia nepamiršti to paties Photoshopo, nes anksčiau pas mus būdavo Photoshopas ir mes jį naudodavom nuotraukų retušavimui. Po to, kuris laikas vėlgi tų nuotraukų kitą kartą žiūrėk yra ir mokamų, ir nemokamų, bet vis dėlto Photoshopas tikrai atsinaujino, turi vėlgi dirbtinio intelekto savitumų įdomių, kai tiesiog tau sugeneruoja paveiksliuką, tarkim, turi kokį nors foną kraštovaizdžio ir nori, kad tam kraštovaizdį atsirastų koks nors namelis ar šiaip koks nors nykštukas. Ne? Tai tau lieka tik tai parašyti ir sugeneruoja. Tai vėlgi tai yra labai geras dalykas, nes tu gali generuoti paveiksliukus individualius. Nes vis tiek, kai tu parsisiunti iš nemokamų kokių nors puslapių kaip Pexels ar Unsplash'as, šiaip irgi vėlgi tai yra geri įrankiai, bet vis tiek tai yra ne tas, kai visi naudoja ir tu nori kažkom išsiskirti. Tai iš tikrųjų tokie kaip Midjourney, Adobe Firefly ir tas pats Photoshopas, iš tikrųjų jie yra pagalbininkai sugeneruoti įdomesnius ir labiau pritaikytus tavo kuriamam dizainui būtent paveiksliukus ir tuo pat metu išsiskirti. Tai šito mes irgi tikrai nepamesim, tikrai mes jį naudosim.
Na ir aišku, toliau draugausim, žinoma, su Figma. Tai vat, Figma irgi lygiai taip pat prototipus ruošiam ir kas be ko yra noras išbandyti turinio valdymo sistemas. Nes norisi, kad studentai irgi nebijotų, jog aš sukūriau tik tais dizainą ir čia mano darbas baigėsi, aš programuoti nemoku ir svetainės negaliu sukurti. Tai yra tikrai smagių įrankių, gerų, kuriuos tikrai naudoja daugelis dizainerių, kurie nenori turėti reikalų su programavimu. Tai tas pats Airo, Vixas arba Webflow, kur gali sukurti savo svetainę visiškai be kodo. Ir lygiai taip pat gali klientui pasiūlyti svetainio sukūrimą nuo pačios pradžios iki pačios pabaigos. Tai jeigu jam tinka būtent šitas įrankis, tai va. Aišku, tuomet irgi yra niuansai, nes tu turi tos įrankius vis dėlto išmokti, kažkiek galbūt prisitaikyti, bet kom irgi yra smagu, kad ten irgi yra pagalbinių priemonių, to paties dirbtinio intelekto, kur irgi sugeneruoja jau tam tikrus šablonus, netgi pagal tavo tiesiog aprašymą, kokiam produktui būtent yra kuriamas, ar ne, kuriama ta svetainė. Tai jis pagal tai tau gali irgi sugeneruoti pilnai visą svetainę. Tiesiog. Ir tada tu minimaliai gali tiesiog pasikoreguoti. Tai va, tai yra noras, kad studentai tai išbandytų. Tai va, visose tose programuose, kur yra įdiegtas dirbtinis intelektas kaip pagalbininkas, tai kad jį pasitelkti ir kad nebijoti to dirbtinio intelekto, nes jis yra mums pagalbininkas, o kol kas dar tikrai nepakeičiantis mūsų. Tai va. Taip, ir man atrodo labai svarbu yra, kaip sakant, ne-overusinti šitų įrankių, nes praktikoje irgi matau, kad atsiunčia galbūt dizaineris portfolio ir matai ten žmogų su 6 pirštais, ar ne? Arba kažkokį labai išsipikseliausių vaizdą, ar ne? Nes tai tikrai reikalauja praktikos, reikalauja išsidirbimo, bet lygiai taip pat ir su svetainių tekstais, ar ne? Matau tikrai žmogus, kuris dirba su tuo, jaučia, kada yra rašyta žmogaus, ypač jeigu anglų kalba, ar ne, kada yra rašyta dirbtinio intelekto, nes mes ten tokių žodžių galim rasti, kur tikrai natūraliai tikriausiai žmogus nerašys rašydamas tą tekstą. Ir gal galėtum pati iš savo praktikos pasidalinti, kaip tu panaudoji, galbūt neminint ar ne kažkokių klientų, įmonių ten pavadinimų, bet galbūt kažkokį turėjai projektą ir labai tau pasitarnavo būtent dirbtinio intelekto įrankiai. Tai iš tikrųjų tas pats ChatGPT šiaip labai pasitarnavo sugeneruoti, kad ir tos pačius šūkius, sekančius vėlgi užpildymus tekstų, bet tai neapsėja be mano pačios įsikišimo. Nes vis tiek kitą kartą tau stinga idėjų, klientui irgi kitą kartą atrodytų, ką čia tokio parašyti. Tai va čia ir atkeliaujam iš tikrųjų gera konkurentų analizė, iš tikrųjų, kokia yra žinutė, kaip yra viskas pateikiama vartotojui ir lygiai taip pat, ką norim mes. Tai šitoj vietoj, aš turbūt neapsieinu be to kritinio mąstymo šiaip iš tikrųjų. Tai pagalbą gaunu sugeneruota tam tekstukui, ypatingai, kai yra pati pradžia, pavyzdžiui, ar ne? Kai dar tik tais dizainas, dar nėra toks jau finalinis, ar ne? Ir jisai toks testavimo stadijoje, ar ne? Parodyti klientui. Tai kitą kartą net ir tas, kaip tu ir minėjai, ar ne, tikrai kliūnantis tekstas, jis yra labai pagalbininkas dėl laiko, iš laiko pusės. Tiesiog greitai užpildyti, kad tai nebūtų tiesiog lorem ipsum ar kažkas tai, bet vis tiek jau tai būtų realesnis tekstas. Ir lygiai taip pat klientas jau turi viziją, kaip tai atrodys, ar ne? Ir jis tada gali jau sakyti, kad šitas gerai skamba, bet mes norėtumėm šiek tiek pakoreguoti sakinuką, ar ne? Tai jau žiūrėk, kiek laiko susitaupo. Tai va, taip kad dėja, bet reikia prižvelgti, ką ten rašo. Tai va, sveikinimus irgi lygiai taip pat kuriant su ChatGPT, vis tiek reikia pažiūrėti, ką ten jis tam kaip per sveikinimus sukūrė. Tai va. Žiūrėk, dar pačioje pradžioje užsiminėjom apie tai, kad dirbi kaip laisva darbė lietuviškai, ne freelancerė. Ir norėčiau šiek tiek pasigilinti, nes studentai tikrai dažnai klausia, ypač web dizaino, kas labai yra populiaru, tai būtent neįsidarbinti į vieną vietą, o imti vis skirtingus projektus. Tai gal iš savo praktikos galėtum pakomentuoti, kodėl tokį kelią pasirinkai ir kokie to yra pliusai ir minusai šitoje vietoje.
gal sužavėjo, nenustebinsiu turbūt nieko, bet sužavėjo mintis pati, kad gali iš bet kurio pasaulio taško dirbti. Tai turbūt pirmasis dalykas buvo toks, kad gali pati planuoti savo laiką ir projektus, su kuriais tu nori dirbti. Tai va šitas turbūt dalykas. Aišku, tai neapsiėjo be tam tikrų nuosmukių, nes vis tiek taip atrodo iš pradžių viskas labai taip gražu, čia pati nuo savęs esi priklausoma ir panašiai, bet iš tikrųjų atsiranda tokių momentų, kai ateina toks pamąstymas, kai tu pasiilgsti ofiso šiaip iš tikrųjų. Bendrauti su kolegom, gyvai. Ir aišku, kai kažkas tarsi tau kvėpuoja į nugarą, ar ne, nu tai kur darbas, ar ne? O čia iš tikrųjų jau iš principo tu pats savo kvėpuoji. Aišku, yra ir klientas, žinoma, yra terminai, tai visą laiką stengiasi terminus kažkokius nusibriežti, kad jaustumės labiau toks įsipareigojęs, ar ne? Nes jeigu terminų nėra, nu tai tada tu gali ir metus kurti ten ir tam pabaigos nebus. Tai va, tai iš tikrųjų čia turbūt ir yra toksai galbūt minusas iš tos pusės, kad tu turi labai gerai pasiruošti aplinką, kurioje tu dirbi, ar ne? Nes jeigu tai yra vis tiek namai, tai namuose yra sudėtinga dirbti. Nes tuomet ir neplauti indai, ir dulkės viskas trukdo. Tai va. Ir tada tikrai, ir ypatingai nerekomenduoju miegamojo zonai turėti kompiuterio, nes tikrai neužmigsit, nes visą laiką prieš akis bus kompiuteris ir visą laiką žinosi, kad dar truputį, bėgsiu ten, pakoreguosiu, ten labai nedaug. Tai ne, tikrai tokios klaidos nedarykit, nes irgi buvo toks pamąstymas, kur čia geriau tą darbo zoną įsirengti, tai tikrai ne ten, kur tu turėtum ilsėtis. Tai va. Taip, kad pagrindinis dalykas turbūt griežtas laiko planavimas, toks režimas, darbinis režimas turi vis tiek jisai būti. Taip, kaip tu eitum į darbą nuo 8 ar nuo 9 iki 5 ar 6, lygiai taip pat geriausia turėti tokį patį režimą, kai tu freelancini. Nes vis tiek dauguma ir klientų, jie turi tokį režimą, tai jeigu tu ten pradėsi nuo kokios ten 3 dienos dirbti iki kokios ten 12 ar ten 1 nakties, tai klausimas, kokių tu klientų pagausi tuo momentu, nes visi ilsisi, ir vėl ten kažkaip atrodo. Tai norisi vis tiek užbrėžti tas ribas, lygiai taip pat ir klientų šiaip iš tikrųjų nesvarbu, ar tu freelancini, irgi norisi, kad suprastų, jog tai nereiškia, kad aš 12 nakties turiu atsakyti, ar ne? Aš irgi turiu savo režimą nuo iki, tada yra mano darbas, po to yra mano jau laisvalaikis kažkoks. Tai va, tai čia turbūt yra vienas iš tų būtinų dalykų, iš karto nusimatyti ir labai sekti savo grafiką. Tai va, nes man iš tikrųjų labai padėjo pačioj pradžioj tiesiog ant lentos visas sąrašas darbų ir per savaitę, ką aš turiu. Po to Trello, Notionas, tai va tokie įrankiai, kur tu tiesiog sieki savo darbus, ką tu turi padaryti. Ir aišku, vėlgi pasižymi laiką, tai va viską, kad jau galėtum sekti. Nes jeigu tu viską laikysi savo galvoj, tai jinai sprogs vieną dieną, nes man tai buvo. Tai va, dar tebėra gal, tai va, bet iš tikrųjų nuo tokio minčių, tai tu iš tikrųjų paleidi mintis. Tai dėl to ir studentam būdavo irgi tokių modulių, jeigu spėdavom praeiti apie tą pasiruošimą po studijų, tai ypač jau jeigu bando toliau ant savęs, arba nebent jeigu pavyksta kažkur galbūt praktiką atlikti, tai va tos pačios Trello arba Notionas būtinai susirašykit, paleiskit mintis, nieko nelaikykit savo galvoje, tiesiog viską surašykit, ką reikia pasidaryti tą savaitę, ką susiplanavot, ar ne? Ir tada pabandykit logiškai pamastyti, kiek valandų tom skirtumėt. Tai čia iš tikrųjų toks agile principas, kas yra naudojama šiaip IT kompanijose, kuomet yra sprintai, tai lygiai taip pat, kai tu freelancini, tu irgi gali savo mini sprintus pasidaryti, ar ne? Ir tavo darbas gali būti vėlgi ne tik tais, ką tu klientui turi padaryti, bet tavo darbas gali būti ir tai, ką tu mokais, nes mokytis irgi yra labai svarbu.
tu turi ir knygas skaityti, ir straipsnius, nuolat domėtis, kas yra atsinaujinę, ar ne, kuom galbūt dalinasi kiti specialistai, ar ne, nes aš iki šiol visą laiką kartais jaučiuosi tokia, kad dar yra kur tobulėti, tai, nes tiesiog atrodo kiti daugiau kažką padaro ir visą laiką norisi irgi tų žinių papildomų, ką padarė, kaip, kodėl, kas jiems pasitvirtino ir gal aš galiu kažką irgi panaudoti, ar ne, pas save. Tai va, tai knygų, konkrečių straipsnių su specialybė skaitimas, tai irgi yra tam tikras tavo tarsi darbas, tai irgi turi įsivertinti valandom, kiek tu valandą, pusvalandį tam skirsi ir kad tu jaustumės ramiai, kad neatrodo to, kad aš švaistau laiką, dabar čia knygą skaitydamas arba straipsnį. Ne, tai irgi yra labai naudinga. Tai irgi gali būti tavo dienos rutina, bet svarbiausia savo pasirašyti. Ir tada tu kitaip jauties, kai tą kortelę įdedi, jo, kad čia yra tavo, tai, ką tu dabar darai ir po to padariau. Nes iš tikrųjų to ir trūksta, kitą kartą to tokio fiziško apčiuopiamo, kad kažką padariau, ar ne, nes atrodo pasibaigė diena, o ką aš padariau, nieko nepadariau, ar ne. Tai va, tai arba lenta ir būtent lipnūs popierėliai su tavo darbais. Nes šiaip studentai sako kartais fiziškai paimti lapelį, perklijuoti ant sienos ir sako netgi daug maloniau negu ten kažkur tai kompiuterį. Tai va. Tai iš tikrųjų tas pasitenkinimas iš karto užkyla, kad tu žinai, jog tavo diena praėjo ne veltui. Tai ja. O pliusas, aišku, tai kas be ko, kad ir aš pati pajutau, jeigu taip atsitinka, kad galbūt kelionė, išvykimas ar ne, ir vėlgi, kai dabar tos pačios studijos yra per nuotolį ar ne, vedamos, tai tu gali būti bet kuriam pasaulio krašte, tai lygiai taip pat ir dirbant. Tu svarbiausia internetą turėk, ryšį, telefonu ar kompiuterė susiskambinus per kokią nors ten Skype ar Zoomą ar tos pačius Teamsus ir gali būtent susibendrauti su komanda. Tai va. Taip, kad labai yra svarbu šiaip atsakingai pažiūrėti į laiko planavimą. Nes man buvo pačioje pradžioje, kad aš labai taip naiviai tikėjausi, kad čia viskas bus gerai, bet turbūt turi būti gyvenime tas toks lengvas, kad po to būtų pakilimas. Ir va čia iš tikrųjų rutinos atsiradimas, toks taip griežtesnis toks laiko, jis yra labai svarbus, šiaip save turi sekti. Tu dar pasakyvat, kad yra labai svarbu sekti laiką, ar ne, ir aš irgi pastebiu, tiek jau dirbantis žmonės, dirbantis web dizaineriai turi šitą problemą, ar ne, kada turi labai labai daug darbų ir užsisuka šitame chaose, bet lygiai taip pat ir studentai, kurie dar tik pradeda ir jiem atrodo, kad iš čia turi kažką įrodyti, pasipilti savo portfolio ir netgi kalbėjom, atsimenu prieš podcastą, ar ne, kad rašo studentai, aš čia negalėjau visą naktį miegoti, nes man čia reikia kažką pabaigti, ar ne? Tai reikia labai taip blaiviai, aiškiai savo įsivardyti tas valandas, tą struktūrą, ar ne? Nes iš tikrųjų, priešingai tiesiog tu vedi save į duobę, į pervargimą ar perdegimą ir iš to nieko gero neišeina. Tai žiūrėk, dar aš tavęs paprašysiu taip apibendrintai duoti vieną pagrindinį patarimą studentui, kuris jau studijuoja arba galbūt ir tam, kuris dar tik tai svarsto prisijungti prie Code Academy, galbūt svarsto po šio pokalbio jau prisijungti ir tavo programą, tai ką tu tam žmogui patartum? Iš tikrųjų, tai turbūt bendrai vėlgi, man patinka, kad žmonės, kurie ateina, kur visai nieko neturi bendro, netgi kitą kartą net su dizainu, kur tikrai pagrindų mokinasi visko. Tai visas toks užsidegimas, ar ne, tas noras, žingeidumas, tai kad jis niekur nedingtų, ar ne, ir studijų metu, ir po studijų, nes būna kartais po to prasideda mokslai ir žiūrėk, jau ten krenta kažkoks, tai būtent pasitikėjimas, tai jo tikrai neprarasti ir turbūt nepasimesti toj gausoj informacijos ir įrankių. Nes kai įrankių yra begalės ir Figma yra DaubXD ir Frameris ir galva tiesiog susisuka, o gal tiesiog man paimti ir kažką tai su ChatGPT ar su Midjourney pabandyti sugeneruoti, ar ne? Tai turbūt nuoseklumas, ne? Jeigu tu nusprendai, kad aš noriu išmokti su Figma,
tai ir nesiblaškom tada. Tai vat nuosekliai susigalvojam konkretų projektuką, ne, ir nuosekliai to laikomės. Ir jeigu tai būna vėlgi, ypač jeigu tai yra iki studijų, ar ne, kai dar žmonės galvoja, pavyzdžiui, pasibandyti ir panašiai, ar ne, tai to blaškymuose, kad kuo mažiau palinkėti, nes informacijos yra daug. O jau studijų metu, tai, irgi, neprarasti to noro ir aišku, vėlgi, lygiai taip pat neišsigąsti, jeigu kažkas nepasiseka. Taigi visko būna gyvenime, atrodo nori greitai sukurti kokią nors interakciją, žiūrėk, neišeina. Reikia prie jos pasėdėti ir valandą, ir 2, ar ne? Bet kokius džiaugsmas, kai tu po to tai padarai ir tas labai švytėjimas jaučias, netgi per nuotolį tiesiog. Kai papasako, kad padariau, vis tiek sėdėjau 3 valandas, bet padariau. Ir ta animacija veikia ten kokią nors paralakso efektą. Tai va. Tai to turbūt norisi, kad niekur nepamestų šiaip studentai. Tai tas toksai nuoširdus noras išmokti ir aišku, kad ta profesija patiktų. Tikrai geras palinkėjimas. Labai tau ačiū, Edita. Ačiū, Greta.